Labas vakaras, brangūs televizijos žiūrovai. Čia Filadelfijos. Aš esu žurnalistas. Leiskite pristatyti šios dienos TV forumą. Paskutinioji mūsų TV laida susilaukė gausybės laiškų, bet atmetus juos į šalį, nes vasarą mūsų dėmesį patraukė tikrai labai didelė problema. Mes susilaukėme labai daug skambučių iš Seimo, iš pasaulio lėlių bendruomenės, susilaukėm iš visokiausių etikos komisijų ir ta žinia, kad paskutiniosios radio šou laidos neduoda miegoti daugam, paskatino mums imtis žurnalistinio tyrimo. Na kągi, mes norėjome padaryti tyrimą, išsiaiškinti, kas yra tikras, ne, bet dauguma šitų abiejų pusių norinčių kalbėti atstovas, galbūt kaip pasireikšti, sutiko ir paskatino mus imtis žymiai platesnės temos, tai yra jaučių už ragų, ir daryti tiesioginę laidą, suvedant lėles ir šių visų atstovus, šių visų, kaip čia pasakyti, organizacijų ar narių atstovus suvesti, galbūt jie patys galėtų užduoti klausimus ir šitos klausimus, atsiprašau, jaudinausi labai, nes tokios žymios žvaigždės, garsenybės visas susirinko pas mus čia Baltijos televizijos studijoje. Ne kasdien tenka išeiti į gyvą eterį, na bet kągi, taigi, na o dabar leiskite pristatyti šios dienos mūsų kaip ir riterius, kurie susikaus šioje kovoje, mojuodami špagomis ar mojuodami ietimis. Manau, kad tikrai bus karšta, nes vasara mūsų tikrai leidžia daug. Leiskite pristatyti šioje pusėje mūsų laidos kaip kaltininkai ir herojai radio šou lėlės. Bronius lėlė, Česlovas lėlė, Albinas sena lėlė, labai sena lėlė, Igoris lėlė ir Zbignevas lėlė. Kitoje ringo pusėje, tarsi kokios krepšinio varžybos Amerika Lietuva, stovi Bronius, radio šou Seimo narys, euroskeptikas, fašistas. Česlovas, kultūros padėjėjas. Albinas, pasaulio lėlių atstovas, Australija. Zbignevas, tautinių mažumų atstovas. Ir Igoris, pasipiktinęs žiūrovas. Kągi, svečiai pristatyti ir leiskite pristatyti mūsų šios dienos ringą ir mūsų ringo pavadinimas – Blaivus protas ar lėlės. Štai girdit mūsų gongą ir burtai lėmė, kad šnekės visuomenės lėlių atstovai. Dar be to mums galite paskambinti, čia tiesioginis eteris, Baltijos televizijos telefoną matote. Ir prieš tai dar trumpas siužetas ir jau kaip minėjau, burtai lėmė, kad šnekės pusė, kurioje susirinkę žmonės, kurie galbūt ir inicijavo šį svarbų pokalbį. Na, man tai nesuprantamas yra šitų laidos rengėjų moralinis kodeksas. Kaip galima tyčiotis tokioj laidoj iš mūsų tautos vertybių, iš Maironio, iš homoseksualizmo, šaiposi jie visą laiką iš tautinių mažumų, ar ne, Populiuk? Aš visą laiką buvau šios laidos stebėtojas, visą laiką nuo pat pradžių, dar kai jie prasidėjo radio eteryje, visą laiką buvo, dar kitose televizijose aš mačiau visą tą kelią. Niekada nebuvo tokios laidos įžūlios kaip paskutiniu metu, nu, kaip sakant, kantrybė irgi turi savo ribas ir ta laida paskutinioji, kur buvo Liepos 8 dieną, tai buvo paskutinis lašas mano kantrybės taurė. Aš prižadu nuo šiol niekada nebežiūrėti radio šou laidos. Prisižadu, prisižadu. Kaip apskritai yra galima, na, man sunku net išreikšti tą neapykantą, kurią aš jaučiu toms lėlėms prakeiktoms.